Sveiki visi, šiandien kalbame su profesoriumi Vytautu Radžvilu, kuris yra garsus politikos apžvalgininkas, filosofas ir dėsto Vilniaus universiteto tarptautinių santykių politikos mokslo institute, bei yra buvęs aktyvus Sąjūdžio narys. Su juo kalbėsime apie valstybės užgrobimą ir būdus, kaip ją galima atsiimti atgal į žmonių rankas. Įdomaus žiūrėjimo. Norėčiau trumpai prie jūs pristatyti ir prieiti prie pirmo klausimo. Tai jūs nuo pat Sąjūdžio laikų buvote ir išlikote aktyvus Lietuvos Respublikos pilietis. Ir šiemet sukanka 25 metai, kai įvyko pirmasis viešas Ribbentropo-Molotovo pakto paminėjimas prie Adomo Mickevičiaus paminklo. Ar turint omeny šiandienos Lietuvos įvykius ir politinius procesus, ar jūs esate patenkintas šiandieninę mūsų atkurtą valstybę? Be abejo, vertinti tenka prieštaringai. Pasakyčiau taip, kad esu ir patenkintas, ir ne. Patenkintas esu todėl, kad šita valstybė iš tiesų mums atvėrė galimybę tapti pačiais savimi. Tai reiškia, kad sovietmečiu, kol mes buvome visiškai prispausti, vyko nepastebimas ir bijausi negrįžtamas tautos nykimas, kurio padariniai labai aiškiai atsiskleidė, kai valstybė buvo atkurta. Tie padariniai aš juos apibendrinčiau vienu sakiniu. Per 50 metų mes kaip politinė tauta, tai yra sugebanti save politiškai valdyti tauta, buvome sunaikinti. Ir virtome iš esmės tik etnokultūrinę bendriją. Ir tai lemia kitą šiandienos skaudulį. Nepajėgėme sukurti tikros valstybės. Turime be abejo visus išorinius valstybingumo atributus, bet jeigu valstybę suvokiame pirmiausiai kaip tam tikrą optimalų savęs valdymo būdą, tokios valstybės nėra. Taigi nepriklausomybė parodė, kokie mes iš tiesų esame, ir jeigu jos nebūtų buvę, mes tiesiog taip tyliai patys to nepajutę būtume ir galutinai numirę. Dabar atsiskleidėme visų gražumų, be abejo gražumų tenka tarti su kabutėmis, bet kita vertus tokia akistata su tiesa mus iš tiesų pastatė į tokią padėtį, kai tenka apsispręsti, ar mes atkūrėme nepriklausomybę paskutinį kartą, tik tam, kad galutinai kaip tauta išeitume iš šito pasaulio į nebūtį, ar vis dėlto susiimsime. O nepriklausomybės rezultatas, sakyčiau, buvo dvilypis. Viena vertus, kaip jau sakiau, turime formalią valstybę. Kita vertus, jau iš esmės pirmais ar vėliausiai antrais metais po nepriklausomybės formalaus atkūrimo įvyko tai, ką aš vadinčiau antisąjūdinė kontrrevoliucija. Realiai tai reiškia, kad patriotiška ir sąmoninga tautos dalis, kuris siekia nepriklausomybės ir kartu modernios, civilizuotos ir gyvybingos valstybės, tiesiog pasirodė per silpna. Ir dėl tos priežasties turime valstybę, bet daugeliu atžvilgių tai yra neįvykusi valstybė arba valstybės karikatūra. Ir kita vertus turime visuomenę, kuri jeigu gyvens taip, kaip gyvena dabar, iš tiesų pasmerkta yra susinaikinti save. Bet kita vertus, laisvė visada yra geriau negu primityvi vergija. Tai reiškia, kad mes dar turime šansų. Kitaip tariant, gyvendami šitoje daugelio atžvilgių apgailėtinoje, bet vis dėlto sąlygiškai laisvoje valstybėje, mes vis dėlto gyvename sąlygomis, kai niekas už ne vietoj ištartą žodį neištrems į Sibirą, neįkalins, o tai reiškia, kad yra minimali erdvė veikti, tai yra atsitiesti. Todėl šio požiūriu ta valstybė vis dėlto yra gėris, kad ir kokia ji yra vargana. Visgi, žiūrint į Lietuvos Respublikos konstituciją, pirmame skirsnyje, antrame straipsnėje yra teigiama, kad valstybę kuria tauta.
Ir per sąjūdžio laikus, per nepriklausomybės metus, kai mes kūrėme tą valstybę ir mūsų išrinktieji atstovai kūrė tą valstybę, gal būtų galima sakyti, na, kaip kūrėme, tą ir turime. Ar tai nebuvo paprasčiausiai tautos pamirštas tas mūsų straipsnis, kuris buvo priimtas visuotiniu referendumu? Matot, aš pasakyčiau, kad vargu ar galima pasakyti, kad tauta tai pamiršo. Tauta negalėjo nieko pamiršti dėl paprastos priežasties, kad ji jau viską buvo užmiršusi iki sąjūdžio. Todėl šiandien, mąstant apie sąjūdį, žinoma, kyla daug klausimų. Ir vienas iš tokių klausimų vis dėlto būtų toks. Ar tai vis dėlto buvo sąmoningas tautos sukilimas, mėginimas atsigauti ir grįžti į pasaulio istoriją? Ar vis dėlto tai buvo daugiau nesąmoningas vergų maištas, kuris įvyko pirmiausiai todėl, kad jį leido vadinamoji Gorbačiovo perestroika? Tuo noriu pasakyti, kad mes per 50 metų iš esmės nebeturėjome politinės klasės. Lietuvoje faktiškai buvo likę tik dvi grupės žmonių, tai vadinamasis ūkininkas ir kultūrininkas. Abiejų veikla be abejo yra didžiai naudinga ir prasminga, bet to nepakanka sukurti tautai ir valstybei. Tauta kaip politinis darinys ir politinės savivaldos forma atsiranda tada, kai gimsta maždaug tokia savimonė. Supratimas, kad esame 3 milijonų žmonių bendrija, kuri privalo sugebėti daugiau ar mažiau sąžiningai dalintis ribotais resursais. Kitaip tariant, tauta turi būti kaip tam tikra visuma atskaitos bendrija, kuri reikalauja iš mūsų tam tikro elgesio. O šitą elgesį, arba tiksliau tai, ko reikalaujam, apibūdinčiau labai trumpai. Nors šitą paaukoti dėl tos bendrijos. Štai šitas sugebėjimas paaukoti sovietmečiu buvo sunaikintas visiškai. Reikalas tas, kad nors išliko tam tikros bendruomeniškumo ir solidarumo apraiškos, jos faktiškai buvo grinai privačios. Kitaip tariant, mes buvome įpratę rūpinti savo artimaisiais, galbūt draugais, bet kita vertus atsakomybės už tautą niekas nejautė. Nes šitą atsakomybės naštą, bent jau teoriškai, buvo pasiėmę tie, kurie mus valdė kaip okupuota teritorija. Todėl vienas dalykas buvo važinėti į Maskvą ir stengtis išmušinėti Lietuvai vadinamosius resursus. Kitas dalykas buvo iš tikrųjų rūpintis tauta. Taigi šitas rūpinimasis, kaip jau minėjau, nebuvo visiškai susijęs su jokia atsakomybė už tą pačią tautą. Kuomet mes šiandien naiviai kalbame, kad koks nors, tarkime, Sniečkus ar kiti mūsų vadai rūpinosi Lietuva, yra visiškai nesuprantama, kad jie iš tiesų lakstė į Maskvą ir norėjo išmušti Lietuvai vadinamosius fondus, bet jie tai darė ne todėl, kad jiems toji tauta rūpėjo, bet paprasčiausiai norėdami išlaikyti savo postus, jie toje pačioje Maskvoje privalėjo demonstruoti vadinamosius gerus ekonominės socialinės raidos rodiklius. Ir šitie tautos vadinamieji rūpintojėliai, jeigu tik Maskva būtų pareikalavusi mus, tarkime, vėl tūkstančiais grūsti į Sibirą, jie būtų nedvejodami dėję parašus po kiekvienu panašaus pobūdžio Maskvos įsakymu. Tai štai šitas mentalitetas, kai nebuvo valstybinio mąstymo, iš tiesų buvo užvaldęs mus neįtikėtinų mastų. Todėl reikia suprasti, kad jis buvo persmelkęs ir tą patį sąjūdį. Todėl, kai šiandien kovojame už nepriklausomybę, tai yra tik formaliai be abejo teisinga. Bet pamatinis klausimas buvo tas, ko iš tiesų buvo norima. Vieni žmonės norėjo nepriklausomybės tik tam, kad atsikratytų Maskvos diktato ir priežiūros,
bet iš tiesų jų vienintelis tikslas buvo elgtis toje atkurtoje valstybėje kaip privačiame dvare. Tai štai Sąjūdžio silpnybė ir netgi savotiška tragedija buvo ta, kad žmonių, kurie nepriklausomybę matė pirmiausiai kaip sąlygą sukurti iš tiesų modernę, iš esmės teisingą ir dinamišką valstybę, buvo absoliuti mažuma. Net tie vadinamieji sąjungininkai, jie be jokios abejonės buvo to paties nomenklatūrinio mentaliteto žmonės. Didelė dalis iš jų paprasčiausiai tiesioginė to žodžio prasme išmoko žodyną, kai tas sąjūdis atsirado. Tai štai šitie dalykai Lietuvoje buvo net neįsisąmoninti, kai mes atkūrinėjome nepriklausomybę. Todėl galima sakyti, kad tauta buvo absoliučiai nepasiruošusi apie tuos dalykus nei kalbėti, nei suvokti, kas su jie daroma. Ir šiandien turime tokį liūdnoką rezultatą. Negana to, tie žmonės, kurie vis dėlto turėjo aiškesnį supratimą, kad iš tiesų sukurti valstybę bus nepalyginamai sunkiau negu kartą kilstelėti rankas už nepriklausomybės aktą, tie žmonės buvo paprasčiausiai eliminuoti iš viešojo gyvenimo. Todėl šiandien, kai galbūt, tikiuosi, dar nėra per vėlų, pamažu pradedame atsitokėti, tai teikia tam tikrų vilčių, bet mano tvirčiausių įsitikinimų šitoje šalyje nieko nebus galima pakeisti, jeigu nepavyks per trumpiausią laiką kilstelėti politinės savivokos į naują lygį. Kitaip tariant, galima sakyti, kad tai šiandien Lietuvos vaizdas kažko primena baudžiauninkus, kurie žino, kad su jais daroma ir vyksta kažkas be galo blogo, bet iš tiesų jie absoliučiai nesuvokia nei tų jėgų, nei to mechanizmų, kurioje jos tiesioginė to žodžio prasme šluoja nuo žemės paviršiaus. Tai štai situacija to požiūriu, žinoma, yra sunki, tikrai nedėkinga. Norėčiau dar paklausti jūsų, jūs minėjote, kad pradžioje mūsų valstybės kūrimo buvo politinės kultūros toks trūkumas, tikrų politikų trūkumas. Ar ir dabar jūs minėjote, kad yra daugiausiai ekonominiai faktoriai, kurie lemia žmonių išvykimą iš Lietuvos. Ar jūs matote pilietiškumą arba kitokią, gal galėtumėte įvardinti visuomenės ydą, kuri lemia dar tą emigracijos procesus bei tokį mūsų valstybės būvį, koks jis yra dabar? Matot, kalbant apie mūsų valstybės būklę, reikia atsižvelgti į tai, kad atkūrus nepriklausomybę nebuvo atkūrinėjama politinė tauta. Priešingai, pradėjo veikti mažiausiai du veiksniai, kurie tęsė politinės tautos naikinimo darbą. Pirmasis veiksnys buvo tas. Mes čia dar kovojome už nepriklausomybę, dar daug kas buvo neaiškus, bet į Lietuvą tiesioginė to žodžio prasme jau leidosi ideologinis desantas. Kitaip tariant, absoliuti dauguma žmonių nesuvokė, kad vadinamąją priverstinę ideologizaciją arba priverstinį smegenų plovimą, kai buvo naikinama tauta, pakeitė toks pat ideologinis režimas ir smegenų plovimas, tik vykdomas daug subtilesnėmis formomis. Kažkada susiorientuoti buvo daug paprasčiau. Buvo įvairiausių komjaunimo ar partijos komitetų ideologiniai skyriai, buvo marksistinės lenininės filosofijos, kompartijos istorijos ar mokslinio komunizmo katedros. Taigi visi, kas turėjo sveikos nuovokos ir norėjo šiek tiek mąstyti laisviau, galėjo nesunkiai atpažinti, kas tai yra ir apsispręsti dėl tų dalykų. Šiandien panašių dalykų mes niekur nematysime, bet užtat turime įvairiausio plauko vadinamuosius think tankus, įvairiausio plauko lygybių ir panašių dalykų institutus. Ir dauguma mūsų žmonių net nenutuokia, kad jie paprasčiausiai vykdo tą pačią
ideologinė funkcija. O koks šitos ideologinės funkcijos, ko ją siekiama pasiekti, ją vykdant, irgi netaip jau daug kas įtarė. Iš tikrųjų, dar neatkūrus nepriklausomybės, mums, Sąjūdžio žmonėms, tekdavo bendrauti su įvairių užsienio šalių diplomatiniais atstovais. Jie paprastai su didžiausiu nerimu keldavo du klausimus. Pirmasis be abejo, ar skelbsite nepriklausomybę, nes buvo tiesiog gyvuliška baimė dėl brangiojo Gorbačiovo kailio. Bet kitas klausimas buvo štai koks. Ar jūs nacionalistai, ar vis dėlto demokratai? Tada mes dar net nepajėgėme suvokti iki galo, nors kai kada nuojauta prasiverždavo, kad čia kažkas ne taip, kas čia turima omenyje. Mums, galbūt mes dar buvome 19 šimtmečio mąstysenos žmonės, moderni tautinė valstybė ir demokratija buvo jų ryšys tarsi savaime suvokiamas dalykas. Tuo tarpu mes dar nesuvokėme, kad Gorbačiovo teiginiai, kuriems audringai pritarė būsimosios ES lyderiai, Europa nuo Lisabonos iki Vladivostoko, buvo labai ir labai rimtas projektas. Kitaip tariant, praktiškai mes nesupratome tos tiesos, kurią šiandien gali suvokti kiekvienas, kas nors kiek atidžiau stebi politiką, būtent vadinamojo ES prezidento Rompuy teiginys, kad tautos ir nacionalinės valstybės yra atgyvena. Taigi, vos atgavę nepriklausomybę, mes praktiškai patekome į tai, kas formaliai vadinama Europos integracijos erdvė, o realiai mes iš esmės patekome į tautų naikinimo mašinos dantračius. Susigaudyti, kad yra būtent taip, iš tiesų nėra paprasta. Ir galima sakyti, kad jau ir taip nustekenta mūsų tauta, milžiniška jos dalis be abejo buvo praradusi bet kokią, kaip jau minėjau, politinė savimonė, buvo pradėta doroti toliau. Ir šitas dorojimo programa, jinai turi labai aišku ir konkretų pavydalą, tai vadinamosios pilietinės visuomenės kūrimas. Reikalas tas, kad kalbant apie pilietinę visuomenę, dauguma žmonių pasiduoda pirmam įspūdžiui, kurį sukelia žodžio šaknis piliet. O skirtumėlis yra nemenkas. Pilietinė visuomenė ir pilietiška visuomenė yra visiškai skirtingi dalykai. Pilietinė visuomenė, kurią mus mėgina paversti, kalbant labai tikslia politologinė kalba, yra interesų visuomenė arba egoistiškų individų mainų mechanizmas. Daugiau niekas. Todėl jį kaip interesų sritis neturi nieko bendra su tuo, ką mes šiaip jau vadiname idealais ar aukštesniais siekiais. Tai štai realiai pilietinės visuomenės programos prasme yra ta, kad tie bendruomeniškumo ir solidarumo likučiai, kurie dar buvo atgavus nepriklausomybę, jie yra triuškinami toliau, sąmoningai stengiantis mus iki galo atomizuoti ir perdirbti, kaip sakiau, grinai juridinių procedūrinių normų valdomą egoistų sambūrį. Čia glūdi giliausia priežastis, kodėl yra tiek daug tarsi nepatenkintų žmonių, bet kodėl iš tiesų taip sunku sukilti arba protestuoti. Priežastis yra labai paprasta. Pilietinė visuomenė, kalbant labai supaprastinta, yra konkrečius interesus turinčių grupuočių visuma arba santalka. Tai štai kiekviena grupuotė, jinai pradeda elgtis kaip pilietinė visuomenė tada, kai jinai nori prastumti arba įtvirtinti savo interesą. Bet nesunku suprasti, kad jeigu nėra bendrų vertybių, tokių tikslų kaip, pavyzdžiui, tautos ateitis, savo valstybės atkūrimas, ką su tokia pilietinė visuomenė galima padaryti? Labai paprasta. Tai reikia vienai grupiai numesti trupinius
ir tų tariamai kovojančius už pilietinę visuomenę žmonės nesunkiai suskaidys ir supjudys. Tai yra tobulas valdymo mechanizmas. Todėl vienas iš juokingiausių dalykų yra tai, kad ir šiandieninėms kovoms už teisingumą vadovauja būtent pilietinės visuomenės kūrėjai. Nes kalbant tiksliai teoriškai, tarp pilietinės visuomenės ir buvusios komunistinės visuomenės, kuri kurta, taip nėra jokio principinio skirtumo. Nes tarp Markso ir Loko politinių teorijų yra labai glaudi giminystė, bet čia aišku ne šiandieninio pokalbio tema. Tai štai pirmiausiai mes esame sudoroti ideologiškai. Ir tai atsiliepia labai konkrečiai praktiškai, nes kuo mus pavertė. Tokios institucijos kaip vadinamasis Laisvosios rinkos institutas iš tikrųjų mus perdirbo ideologiškai to požiūriu, kad įdegė milžiniškų mastų nežabotos konkurencijos sąmonę. Todėl tokios reformos, kaip pavyzdžiui čekinė vadinamoji privatizacija arba aukštojo mokslo reforma, iš esmės įvykdomos be jokio rimtesnio pasipriešinimo. Todėl, kad jeigu tu žmogui įdėgi nuostatą, kad svarbiausiai nukonkuruoti kitą, ir kažkas pasako, kad štai vieni gaus valstybės finansavimą aukštojoje mokykloje, kiti krepšelius, taip išmokytas galvoti žmogus, jis pirmiausiai skaičiuoja vieną dalyką. Ar aš laimėsiu tą konkurencinę kovą? Kadangi kiekvienas įsivaizduoja, kad jis ją laimės, todėl viskas baigėsi labai paprastai ir rezultatus šiandien žinome. Jaunimo srautas, kuris plūsta į vakaro studijuoti, yra milžiniškas. Ir dar sykį kartoju, savaime tai nebūtų blogai, bet blogai tampa tada, kai didelė dalis jų išvažiuoja tik todėl, kad vis dėlto įstengtų užsimokėti už mokslą, nes Lietuvoje per brangu. Tai štai taip veikia tas naikinimo mechanizmas į sąmonės lygmenyje. Ekonomiškai valstybės naikinimas vyksta toliau. Todėl, kad Maskvos dotacijas arba Maskvos fondus pakeitė Briuselio fondai. Ir tokiu būdu vėlgi vadinamoji narystė Europos Sąjungoje, nors jinai iš pirmo žvilgsnio davė trumpalaikę naudą ar net efektą, bet atkreipsiu dėmesį, kad panašus trumpalaikis efektas buvo ir po bolševikų revoliucijos Rusijoje ir daug kur. Ilgalaikėje perspektyvoje, žinoma, mums kainuos labai brangiai. Kodėl? Todėl, kad šita narystė pirmiausiai leido sušvelninti socialinės ir ekonominės problemas. Vienu atžvilgiu numetant trūpinius visuomeniai ir numaldant nepasitenkinimą, kitų atžvilgių jį leido išspręsti pagrindinę problemą, kuo taip džiaugiasi dabartinis premjeras, vadinamųjų atliekamų žmonių klausimą. Kitaip tariant, milžiniško, praktiškai neprecedentinio masto emigracija faktiškai sunaikino tą žmonių potencialą, kuris vis dėlto galėtų sukilti arba bent priešintis tam, kas yra, nes sustiprino vadinamąją individualaus išsigelbėjimo strategiją. Jeigu tu turėtum alternatyvą arba žūti, arba sukilti čia vietoje, yra viena, o mintis, kad gali nueiti lengviausių kelių pasprūkdamas, yra visai kas kita. Ir žodžiu, neatsitiktinai kalbant apie Europos Sąjungą, vadinamosios Europos vertybės, tokio dalyko, griežtai kalbant, nėra. Tai yra pasaka naivuoliams. Europos vertybės yra tam tikros ideologinės ir politinės nuostatos, kuriomis yra grindžiamas dabartinis Europos Sąjungos projektas. Šitas nuostatas aš apibūdinčiau kaip vis dėlto šioks toks politinės teorijos tyrinėtojas. Taip, tai yra labai įdomi marksistinių ir liberalių idėjų sintezė. Dabartinė Europos Sąjunga iš esmės yra liberal-komunistinis projektas, kokiu tapo nuo 60-mečio praėjusio amžiaus vidurio, kai žlugo Europos Sąjungos kaip krikdemiškos tautų ir valstybių bendrijos vizija. Ir šitas projektas Lietuvoje realizuojamas labai nuosekliai ir metodiškai, ypatingų būdų naikinant tautą. Ką mums sako vadinamosios kairės, ypač naujosios kairės 95 atstovai. Jie mums perša mintį, kad tauta yra tik viso labo dirbtinis konstruktas.
iš esmės efemeriškas dalykas. Ką mums teigia radikalios dešinės, pavyzdžiui, Laisvos rinkos instituto žmonės, kad toks dalykas kaip tauta yra fikcija, nes yra tik individas. Ir šitaip iš dviejų pusių triuškinant sąmonę pasiekiami keli ilgalaikiai tikslai. Pirmasis politinis tikslas – tai Europos Sąjunga. Jos tolesnė plėtra ir net išlikimas iš principo yra nesuderinamas su tautų ir nacionalinių valstybių buvimu. Nes tokio tipo politika, kokia yra kuriama, tiesiog neišlaikytų spaudimo, kuris eitų iš jai priklausančių valstybių. Todėl iš esmės taikoma politika, kuri ne kažkuo skiriasi nuo sovietinės tautų maišymo politikos. Nes esminis yra dalykas ištautinimo strategija. Kai kalbu apie ištautinimo strategiją, galima būtų nustebti. Juk ES pabrėžia vienovę įvairovėje ir jinai teigia, kad įvairovė jai yra kone brangenybė, kurią reikia puoselėti. Patiklų žmonės tuo patiki ir nemato štai kokio dalyko, kad čia taikomas principas, kuris sovietiniais laikais buvo formuluojamas taip, kad kultūra gali būti tautinė forma, bet turi būti socialistinė savo turiniu. Todėl ES visiškai neprieštarauja, kad mes ir toliau kalbėtume savo kalbą, dainuotume savo dainas ar šoktume šokius, sirgtume už krepšinio rinktinę ar mėgtume cepelinus, bet esminis dalykas, kas siekiama pašalinti, tai yra mano jau minėta politinės tautos sąmonė. Kitaip tariant, norima įdiegti tokią savimonę, kad lietuvių tautos kaip iš amžių ateinančios istorinės bendrijos sukūrusios savo valstybę iš esmės nėra, nes jinai yra atgyvena. Todėl sąmonės transformacija vykdoma taip, kad mes turime pradėti į Lietuvą žiūrėti, ne kaip į mūsų tautos sukurtą valstybę, bet iš esmės kaip Lietuvos vardą turinčią teritoriją, kuri priklauso iš principo bet kam. Kas čia atvyks? Tai reiškia, kad yra ugdoma nauja lietuviška savimonė, kuri vadinama modernė lietuvybė, ir šitos savimonės savotiškas simbolis yra vadinamosios globalios Lietuvos projektas. Šitas Lietuvos globalios projektas, aš turėjau galimybę palyginti jį su Latvių ir Estų projektais. Irgi numatytais 2030 metais. Tarp lietuviško projekto apie tai niekas beveik nekalba ir latviško, estiško yra radikaliausias skirtumas. Lietuviškam projekte nėra žodžio tauta. Ten kalbama apie individą, jo kūrybiškumą, iniciatyvumą, verslumą, žodžiu, apie visas dorybės. Tuo tarpu Estų Latvių projekte aiškiai nedviprasmiškai pasakyta, kad pagrindinis jų tikslas yra tautinis tapatumas, tautos ir valstybės išlaikymas globalizacijos sąlygomis. O dabar kodėl vis dėlto šitas projektas taip pat kakliai realizuojamas? Realizuojamas jis taip nuosekliai dėl kelių priežasčių. Pirma, šiuolaikiniam globaliai ekonomikai yra reikalingi išvietinti žmonės. Darbo jėga, kuri gali bet kur nulėkti dėl vieno ar kito papildomo dolerio, svaro ar panašiai. Kitas dalykas, kodėl tokia sąmonė yra ugdoma, tai be abejo tai yra nuostabus būdas iš esmės ištrinti aktualiausias socialinės problemas. Grįžtant prie tų dviejų nuostatų, apie kurias kalbėjau, kad arba tauta yra konstruktas, arba tai yra fikcija, nes yra tik individai, kuo tokia nuostata labai palanki. Marksistinė nuostata mylėti žmoniją yra labai patogi tuo, kad jinai visiškai nieko neįpareigoja konkrečiai bendrijai. Stabiliai, kasdien jai kažką duoti. Kaip sako labai neprastas prancūzų politinis teoretikas Pieras Rozenvalonas, reikalo esmė yra ta, kad tokia meilė žmonijai arba toks universalus humanizmas
iš tikrųjų reikalauja iš jūsų tik 1 procento BVP. Kitaip tariant, duoti 1 procentą, kad tarkime Afrikoje nebūtų atvirų tarpusavio žudynių arba gatvėse nesivoliotų lavonai. Tai yra labai lengvas ir paprastas humanizmo įgyvendinimas. Jeigu tu priklausai tam tikrai tautiniai valstybei kaip politiniai bendrijai, reikia dalintis 50 procentų BVP. Tada tu esi realiai pareigotas vis dėlto jausti atsakomybę už tai, kas čia vyksta. Tu jau negali ramiai pasakyti, žiūrėdamas, kad iš 10 tavo kaimynų 8 jau nėra, nes jie susikrovė lagaminus yra kažkur šiandien, kad tai yra tik jų reikalas. Štai iš kur slypi ta tiesiog daugeliu atveju atvirai prasiveržianti neapykanta tautai ir vadinamajam nacionalizmui. Tiesiog žmonės, kurie šitos dalykus smergia, jis turbūt nereikia įrodinėti, kad aš esu griežčiausias bet kokio radikalaus nacionalizmo, nekalbant apie dar kažką daugiau priešininkas. Žmonės, kurie iš tikrųjų demonstruoja tą neapykantą nacionalizmą, paprasčiausiai yra žmonės, didžioji jų dalis beje priklauso net vadinamajam intelektualiniam elitui, tai piliečiai, kurie sovietmečiu būtent užsiminėjo to darbu. Jie kūrė tarybinę liaudį. Kadangi nevyko ne tik iliustracijos Lietuvoje, bet iš esmės buvo be jokių kliučių nostrifikuotos visos, iš esmės absoliučiai disertacijos iš humanitarinių ir socialinių mokslų, tai kas įvyko? Anų laikų mokslinio komunizmo ar kompartijos istorijos šulai akimirksniu persikrikštijo politologus. Štai kas Lietuvoje iš tiesų įvyko. Ir kadangi jų buvo absoliuti dauguma, jie tiesiog šitą savo schemą peršokė prie kitos ideologinės paradigmos, nes atkreipiu dėmesį, veikia abi šiuo metu ir marksistinė, ir liberali paradigma. Dominuoja liberali, marksistai irgi niekur neišnyko ir tada sąmonė yra triuškinama iš 2 pusių. Todėl šiandien aukštosiuose mokyklose padėtis yra ne ką lengvesnė negu anais laikais, nes jaunimui ugdomas be abejo priešiškumas ar antipatija iš esmės savo patiems. Mokyklose popieriai ne ką geresni, ką reiškia, pavyzdžiui, teiginys ir pasigirstantis verksmai, kad į klausimą, ko jūs save laikote, europiečių ar lietuvių, 30 procentų atsako, kad europiečiais. Ir verksmas, kodėl ne 60 bent jau procentų. Tuo tarpu, jeigu paklaustum, ką reiškia būti europiečiu, tas, kuris nori save laikyti europiečiu, neatsakys. Nes į tą klausimą, čia nesikuklinsiu, nepajėgčiau atsakyti ir aš pats, nors atrodytų šitą apie tos dalykus išmanau. Kodėl? Todėl, kad europietis yra tokia pat fikcija, kaip buvęs homo sovietikus. Yra labai paprastas dalykas. Nes Europa, griežtai kalbant, yra geografinė, galbūt šiek tiek istorinė kategorija, bet principinis Europos istorinės raidos bruožas yra ta, kad Europa visais laikais buvo tautų Europa. Todėl Europos vienijanti šerdis iki moderno buvo paprasčiausiai krikščioniškoji civilizacija, kuris davė Europai universalistinę dimensiją ir leido koegzistuoti tautoms. O dabar, kai Europa nukrikščionėjo, be abejo klausimas, kas yra Europos pagrindas, turi tik vieną ir labai aišku atsakymą. Europos vienijanti jungtis šiuo metu yra tik jo didenybė euras, kurio popieriai yra labai gerai žinomi. Taigi štai šitokiame kontekste mums yra diegiamas vadinamosios europinės vertybės ir europinė savimonė. Taigi visa tai yra būtų tiksliau labai komiška, bet be abejo tai yra labai pavojinga. Nes reikalo esmė yra ta, kad jeigu bus galutinai sutriuškintos mūsų sąmonės struktūros ir mes galutinai virsime būtent
tik individualiai mėginančių išsigelbėti žmonelių banda, kas su mumis atsitiks, kai šitas Europos integracijos projektas užstriks rimtai. Kitaip tariant, šiandien mes esame tauta ir valstybė, kurios valia yra paralyžuota iš vidaus, kuri nesugeba savo formuluoti jokių ilgalaikių strateginių tikslų, o ir juos pakeičia pseudo vizijomis kaip Lietuva 2030, bet nesugeba padaryti tokių dalykų, kaip padoriai net užsidaryti atominės elektrinės. Žodžiu, šiandien kyla labai daug klausimų.